Ląstelės ir audiniai. 829 norma, 379 norma, 429 norma, 841 norma. Ląstelės. 319 norma, 078 norma, 121 norma, 942 norma. Norint paspartinti žmogaus materijos atkūrimo spragas skaičių eilutėmis, reikia suvokti tarpus tarp žodžių sakinyje. Taip galite naudoti kiekvieną visos serijos skaitinio tarpo komponentą atskirai apsvarstydami žodį, išreiškianti normalų materijos funkcionavimą, kurį atitinka skaičių serija. Kūrėjo sukurtas lygmuo atitinka sukurtas skaičių serijos materijos suvokimą kaip viso organizmo materiją. Bandydami suvokti taip žodžius, skaičių eilutė sukuria šviesą atitinkančią materiją pagal optikos plitimo dėsnius visoms kitoms žmogaus kūno ir aplinkoms dalims. Čia iškyla klausimas: emocijų pojūčių suvokimas išoriškai, o tai leidžia tiksliau pažinti įvykio valdymo lygmenis, kuriais remiantis galimas įgyvendinimas kūno audinių ten, kur atsiremia kūno materija su aplinkos sąveika. Šis tikslus atpažinimo būdas leidžia tiksliau valdyti įvykius iki normalios materijos organizme būsenos, nepaisant jokių kitokių aplinkybių. Šiuo metodu suvokite kūno audinį ir žmogaus supančius įvykius tarsi fiziniu regėjimu, žiūrėdami į tai, kas parašyta. Ir priklausomai nuo situacijos rasite išimtį, kaip veikti amžinojo vystymosi kryptimi. Kai kuriais atvejais galite imtis fizinių veiksmų, kurie kai kuriais laikotarpiais sukuria dvasinius veiksmus, kad normalizuoti gyvenimo įvykius amžinybės kryptimi. Toks jūsų suvokimas išvysto jūsų dvasią, sielą ir fizinį kūną iki tokio lygmens, kuriame atsiranda kūryba kartu su žmoniškąja materija kaip dvasiniu žmogaus pagrindu. Skaičiai leidžia įgyti tikslę dvasinę būseną atitinkantį žmogaus materijos normą. Norėdami sustiprinti valdymą, galite naudoti gerai žinomas fizikos žinias apie materijos dalelių ir bangų dualizmą, plačiai įvertintos kolektyvinės sąmonėje, pagal kurią bet kuris objektas pasižymi banginėmis savybėmis, atkuriant audinių dalelių savybės. Koncentruodamiesi į kuriančias šviesos bangas, skaičių eilutes atitinkančias žmogaus audinių normą, atkuriate normaliai funkcionuojantį žmogaus audinį. Visi šioje knygoje pateikti metodai žmogaus audiniams atkurti pagal skaitinės koncentracijas gali būti naudojamas profilaktiniais sveikatos tikslais, atjaunėjimai, o jei reikia ir audinių atkūrimui. Nepriklausomai nuo pradinių duomenų pagrindo gali būti atkuriami ir rekomenduojami žmogaus audiniai. Ląstelės ir audiniai. 829 norma, 379 norma, 429 norma, 841 norma. Ląstelės. 319 norma, 078 norma, 121 norma, 942 norma. Pirmas paveikslėlis knygoje ląstelių formos. Pirmas. Nervingas. 519 norma, 513 norma, 819 norma, 814 norma. Epitelinis. 518 norma, 321 norma, 678 norma,
2,4 norma. Trečias jungiamasis audinys 8,19 norma, 4,17 norma, 3,19 norma, 8,14 norma. Ketvirtas lygieji raumenys 5,19 norma, 3,12 norma, 4,19 norma, 8,14 norma. Penktas eritrocitai 2,14 norma, 7,19 norma, 3,19 norma, 8,18 norma. Šeštas sperma 3,19 norma, 8,14 norma, 8,88 norma, 9,18 norma. Septintas kiaušinląstės 8,88 norma, 3,19 norma, 9,14 norma, 7,18 norma. Tegul tai būna per amžius ir iki begalybės. Fiksuoju rezultatą pagal visus realybės objektus kūrėjo šviesoje, sielos fone ir pervedu šią valdymo sistemą į nepertraukiamą valdymą nuo šiandien iki begalybės. Žmogaus audinių atstatymas skaičių koncentracijomis 2002 metai sukūrė Grigorij Petrovič Grabovoi, video sukūrė ir įgarsino Sigutė.